labai giliai nesivelsim į tuos restauravimus. Išsaugojom. Oi, senatvės bėdos. Blembački. Jau matosi, jau kaip ir gedimas jau praktiškai. Neturim nieko gero. Originaliai neliesti yra žmogaus rankos, tai kažkaip net gaila liesti savo ranką. Sveiki draugai, esame ir vėl Chuligankių sandėlyje. Ir ką mes čia turim? Matot? Turim naują pirkinį, kaip ir buvo jisai ieškotas žiemos, kaip sakant, praleidimui. Aišku, tikėjausi geresnio varianto, bet šitą būtent atstatysim į tokią, kaip pasakyti, labai giliai nesivelsim į tuos restauravimus. Išorė gan tvarkinga, važinėti galima, tiesiog turi eilinius standartinės vietas, kurias reikia suvirinti, tai vadinami kampai. Paskui, nežinau, dabar pradėsiu pasiruošimo darbus virinimui. Ardysime saloną, imsime sodinę, žiūrėsim, ką čia rasim. Išsėmė kilimą. Bus truputį komentarų, bus vaizdo medžiagos, kaip viskas vyksta, kaip ardosi. Tiesiog pamatysit, kaip tą saloną reikia išimti, kažko gal nesulaužius. Pakomentuosime, kažkas bus. Tai va. O čia mes turime, kaip matote, Eurostopį vadinamą, nuo 1982 iki 1987 gaminama. Šitų variantų, tai 1.8 variklių. 1.8 variklių įpurškimas. Kaip sakant, po karburatoriaus atėjęs pirmas įpurškimas. Šitas variklis ėjo, kaip čia jie sako, į formulės. Tų laikų formulės. Tai va, automobilis yra gan, techniškai nežinau, būklės, kadangi buvau pirktas važiuojantis, bet pasirodo, turėjome cilindriuko gedimą, pedalas nukrito į dugną, tokios žinios. Biškiai apsunkina visus reikalus, kadangi važiuojantis yra patogiau transportuoti ir visaip disponuoti, kaip sakant, tvarkymo eigoje. O dabar, ką pradėsime darbus, kažkiek va matot, kaip atrodo tas visas reikalas. Oras čia man jau išėjo, aišku, čia negedimas, bet pradėsime darbus, ardymo darbus, ruošim vežimui pas kėbulistą.
Ką, pradedam? Ką, atsikraustom, ko nereikia. Visų pirma išimsim sėdynės. Gesintuvas dar čia šaltas. Atsisuka 17 raktu. Šponkės gali lūžti. Nesvarbu. Šitas jau nemaišo. Ir kitas mažiukai kryžminukai. Šitą pridėsiu. Čia kai nežino žmogus ardantis, tai salaužu čia viską pusę detalių. Šitas. Matot. Varva iš jo kažkas. Pačiupino lygtais tepalas. Čia iš daugiau niekur negali bėgti, tai iš to cilindriuko va ir varva ant kilimo. Oi. Aš masmėtų nejudyti. Atsargiai reik labai nujumti šitą plasmasę, nes jinai bus pridžiūvus. Tarkim, gėsimi. Ką? Jau matosi, jau kaip ir gedimas jau praktiškai. Dirbam, matau, euriukas.
O. Va. Fū, labai sunku išimt tvarkingai jas. Gal. Dedama dabar pedalas yra. Reikalai, spėdami čia. Nu, kokiu čia reikalai. Tas. Bijau pamėgot, bet praktiškai visose chuligankėse ta pati situacija, aš manau. Pylimas visas permirkęs. Spausta. Jo. Nu ką, žiūrim, ką turim, o turim nieko gero. Oi, bėda, bėdelė. Čia yra pati blogiausia chuligankės vieta, kurią reikia virinti. Priėjimas toks prastas, tragedija. Labai prastas priėjimas. Jau čia daryti kažkas buvo. Matosi vaknėdės. Stiklo audinio jau remontuota kažkada. Pats dugnas bendrai paėmus irgi reikės turbūt visą keisti. Baisu. Čia kažkas gaudė gal drėgmę. Toliau. Ta pati dainelė čia. Kampas matosi knėdytas. Ir supuvę vietos, kur laikosi šitie laidai pritvirtyti. Tu kai būna toks sriegis privirytas taškine. Prikaitytas. Ta vieta supuva. Tokie reikalai. O čia kaip galia, kaip ir nieko, viskas tvarkoja. Kaip ir nieko čia. Pas raudonuką vyšnių mūsų tą buvo mažiau. Šita vieta praktiškai buvo visai nesupuvus. Pertvara irgi ten sveika. Nu, bet ir kaip yra. Teks tvarkyti. Kitaip nebus. Kitaip nebus. A? Bet dalių yra. Svarbu dalių yra. Sutvarkysim, pamatysit, kaip čia atrodys. Kaip nauja. Bet dar turim gedimą čia su šitų blembačkiu.
cilindriukų. Na, va, turim cilindriuką tokį. Radom kitą žodžių. Gerai, kad yra sandėlys ir donorų pilna. Turim šitaip. Ne. Ir tas turi būt. Šitas turi būt vamzdukas. Pasižiūrim, kaip turi būti ir bandom atsukti. Jis turi būti šit. Išėmėm saloną, kuris maišo, su tai yra kilimą, įdėjom cilindriuką, sankabos, kad būtų galima judėti, nes neįmanoma, žodžiu, kažkokie remontai vyksta, tą mašiną reikia stumdyti. Jeigu jinai pati važiuoja, tai labai gerai, kaip sakant, daug reikalų atkrenta. O dugną matot. Greičiausiai keisis visa plokštė. Aišku, ir firewallas tas tvarkysis. Bandysim. Taip pat apsiardysim dar bagažinę, manau. Nes apžiūrėjau, yra vienas kišenius, vadinamas parūdijas, va. Keisis kampukas kažkoks. Šiaip vidinis arkos idealius. Dar čia va matosi toksai rūdžių gabalas. Čia reiks jau lysti į lauką. Nu tai čia gal kažkaip prisidažys paskui. Čia tik tai išorinis skarda. Labai nenoriu ardyti čia, bet reikia vis tiek apardyti. Viskas originaliai neliesta yra žmogaus rankos, tai kažkaip net gaila liesti savo ranką. Bandom. Kažką čia darysim, rūdžių radau, bet skilių nėra, nu matysim, palieku šitaip. Tai va. Šiandien darbai baigti.